Dešimtainių trupmenų dalyba. Dešimtainė trupmena dalinant iš natūraliųjų skaičiaus, kablelis dalmenyje dedamas ten, kur baigiama dalyti sveikoji dalis. Pirmame veiksme sveikoji dalis yra 19. Padalinus iš 2 gauname 9, dedame kablelį ir daliname toliau. Jei sveikoji dalis mažesnė už daliklį, tai dalmenyje rašoma 0 sveikųjų. Ir toliau dalinama kaip natūralieji skaičiai. Dalinant dešimtainę trupmeną iš dešimtainės trupmenos, dalinyje ir daliklyje kablelį perkeliame į dešinę pusę per tiek skaitmenų, kiek jų po kableliu yra daliklyje. Pirmame veiksme daliklyje yra 1 skaitmuo po kablelio. Todėl ir dalinyje, ir daliklyje kablelį perkeliame per 1 skaitmenį į dešinę. Antrame veiksme yra 2 skaitmenys po kablelio daliklyje. Todėl ir dalinyje, ir daliklyje kablelį į dešinę perkeliame per 2 skaitmenis. Trečiame veiksme perkeliame per 3 skaitmenis. Kadangi dalinyje trūksta perkelimui 1 skaitmens, gale prisirašome 0. Dešimtainė trupmena dalinant iš 1/10, 1/100, 1/1000, dalinyje kablelį perkeliame į dešinę pusę per tiek skaitmenų, kiek skaitmenų po kablelio yra daliklyje. Dešimtainė trupmena dalinant iš 10, 100, 1000, kablelį dalinyje perkeliame į kairę pusę per tiek skaitmenų, kiek nulių turi daliklis. Jei perkeliant kablelį nėra tiek skaitmenų, per kiek reikia jį perkelti, prisirašome tiek nulių, kiek skaitmenų trūksta, o sveikojoje dalyje parašome 0. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Kaip reikia dešimtainę trupmeną padalyti iš natūraliojo skaičiaus? Kaip reikia dešimtainę trupmeną padalyti iš dešimtainės trupmenos? Kaip reikia dešimtainę trupmeną padalyti iš 1/10, 1/100, 1/1000? Kaip reikia dešimtainę trupmeną padalyti iš 10, 100, 1000? Jei atsakei į šiuos klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.